Varnalėšos lapai gan dažnai naudojami liaudies medicinui. Tai daugiau papasakosiu apie, kad augalo lapai naudojami maiste. Gan ir šita stora dalis, ir patys lapai įdedama į salotas, į sriubas visokiausias, kas mėgsta darytis ir eksperimentuoti su augalu. Mūsų senoliai dažniausiai naudoja šitą augalo lapus tai malšinti skausmą. Tai dažniausiai lapo dalį, kur žiūri į saulę, tą dalį dėdavo ant skaudančios vietos, tai ridikulitus gydydavo, sumušimus įvairiausias mėlynės, skausmo sąnarių, tiesiog storų lapų sluoksnį, tai nuo 5 iki 6 priklauso nuo skausmo, uždėdavo, užsukdavo, tai kad kuo šilčiau būtų, kad ta šilma ištrauktų augalas tas skausmą iš žmogaus kūno. Šiais laikais galima plėvelę panaudoti, maistinę. Galima augalą džiovinti, naudoti kaip arbatas lapus, arba į tepalus deda žmonės, aliejus, tinktūras visokias, su alkoholiu, be alkoholio, aliejinių ištraukos. Nuo galvos skausmų varnalėšų lapai dedami ant kaktos, pakaušio srityje, taip pat labai efektyvų sopančią sąnarių nakčiai apvynioti varnalėšos. Dar varnalėšos sėklas naudojamos. Tai patys tie vadinamai dedukai mūsų liaudiškai sutrintus į miltelius, vartojamas nuo nefrito ir kaip diuretikas. Miltelius sumaišomas su medumi, vartojama po 5 gramus 3 kartus per dieną. Iš varnalėšų lapų ir kotelių galima įspausti sultis iš jaunų augalų, sumaišyti su smulkintais lapais, gautą košelę naudokite išoriškai žaizdoms, nudegimams, opoms gydyti. Tai augalas gan įdomus.